Buvo tokios, ko gero, galbūt pačios didžiausios, tai dvi turbūt šventės didžiosios tokios. Tai Sąjūdžio suvažiavimas pirmasis Vilniuje ir Baltijos kelias. Nepakartojami įspūdžiai buvo. Tie Baltijos kelio įspūdžiai, tai, jie čia prasidėjo Šiauliuose, buvo be galo gražiai surengtas, tokios, kaip sakant, pakasinos, nepakasinos, su Baltijos valstybių minėjimas. Ir čia paguldyti buvo 3 karstai, uždengti Latvijos, Lietuvos ir Estijos tautiniam vėliavom. Buvo didžiulis mitingas ir paskui buvo apsirengę bene demokratas Dambrauskas, toks turbūt, kiek aš atsimenu. O Hitlerikas vaizdavo tik ne Murzą, dar jaunas visai būdavas. Kažkas sako, tas Razminas, tai aš gerai. Ne, buvo Murza, aš turiu dar nuotraukas, ar kitko galėsim pažiūrėti, liepsnojančiam Baltijos kely yra tos kelios nuotraukos. Tai jie ypač labai gerai vaidino Dambrauskas Staliną, reiškia, pasiėmęs pantį į rankas, pypkę užsidegęs, vilkęs uniformą karišką ir pasiėmė mergaitę tautiniais rūbais apsivilkusią, užnėrė ją kilpą ant kaklo, ją čia vežiojo ant to kareivio paminklo, buvo pasistatę, paskui vežiojo ją po miestą. Ir kas buvo, koks akcentas, toks labai, sakyčiau, svarbus, tai buvo akcija atiduot karinius bilietus. Va tai čia Razminas dalyvavo ir kiti, ir Orentas, ir kiti ten, kiek aš atsimenu. Tai surinko pilną šalmą kariškų bilietų, nuėjo visa didžiulė minia, buvo ta dvaro, vadinama tada Melnikaitės gatvė, pilna žmonių buvo. Susirinko prie karinio komisariato, išsikvietė iš ten, nežinau, komisaro gal nebuvo, kažkas buvo ten iš kitų, ir įteikė šitą, su Stalinu prieš akį, įteikė šitą šalmą su šitais. Tai įsivaizduoja tais laikais, kokia grėsmė buvo, juk už priesaikos nepriėmimą ar ką nors tokio jau grėsė metų kažkiek atbūt. O čia atiduot karinį bilietą, bet niekas nieko. Miega sesestris, jas slegia pančiai neviltis, vajoja lyg elgeta pajūriu, dvasia tautų garbės, bet varpas likimo nuaidi vėl, jūra šiaušia bangas. Tai sesės iš miego kyla jau apginti savo garbės.